Tai aš esu Airina Palšytė, šuolininkė į aukštį, olimpietė, Lietuvos rekordo savininkė ir šiaip sportininkė. Sportuoju turbūt visą gyvenimą nuo tada, kai gimiau, nes kiek pamenu, tėvai pasakodavo, kad greitai bėgau ir vaikystėje ir buvau labai judri, šakli ir panašiai. Ir išbandžiau ne vieną sporto šaką ir net meno tam tikrą rūšį ir grojau pianinu, dainavau chore, šokau baletą, tai veikiau viską, ką įmanoma veikti jaunam perspektyviam vaikui, tiesiog galiausiai atsisijojo tam tikros rūšys sporto. Tai buvo krepšinis ir lengvoji atletika. 5 klasėje dalyvavau tarp klasinėse varžybose ir man labai gerai sekėsi, mane ten pastebėjo mano dabartinė trenerė. Ir kažkaip taip gavos, kad laikui bėgant tiesiog išaiškėjo, kur aš matau save geriausiai ir liko lengvoji atletika. Aš manau, kad Lietuvoje iš tiesų labai trūksta tokių projektų, tokių idėjų ir šiaip renginių ir viso kito, kas skatintų sportą, sportiškumą, veiklumą ir apskritai aš, pavyzdžiui, pati būdama maža turėjau begalę įvairių veiklų ir aš manau, kad aš užaugau pakankamai gerų žmogumi. Tai labai skatinu visą jaunimą tiesiog ateiti į sportą ir galbūt atrasti save vienoje ar kitoje sporto šakoje. Ir tokie projektai, jie duoda pradžią, jie suteikia tam tikrų galbūt idėjų, jie galbūt atranda tam tikrų galimybių, kaip apsirūpinti sportui ir viskas, kas yra daroma vardan didesnio judrumo, veiklumo, tokio vaikų užimtumo, tai viskas yra tik tai pliusas.